Šiandien dieną visą skirsiu su europinimu, bet šiandien važiuodamas prisiminiu tokį dalyką. Važiuoju, galvoju, okei, gerai, įsipjaustau žibintų šoninius, centrinį, nes centriniam visą laiką dedu į priešrūkinį. Ir tokia mintis, šitą mašiną tai liks Lietuvoje, o Lietuvoje tai centriniam šitam netinka, kad būtų priešrūkinis. Kad ir kaip nenorėčiau, bet reiks kabinti ten kažkokį apačioj bumbulą, kas tinka Lietuvoje. Nežinau, kodėl taip yra, bet Vokietijoje tinka, o Lietuvoje jau netinka. Nežinau, šiaip man logiškai mąstant, tai Vokietija rimtesnė atrodo šitoje vietoje, pas jūs reikalavimai didesni atrodo automobiliam ir panašiai, bet, netinka. Tai gerai, kad nepuoliau iš karto dar vidurinio, centrinio ten įsipjaustyti, perlituoti ir paskui būtų tik tinkšti ir mintis. Netinka. Tai centrinį šį kartą paliekam ramybėj, nes vis tiek šitas automobilis kažkurio tai vieno iš jūsų bus ir jis važinės Lietuvoje, tikėtina. Ir tai mums reikia šiam automobiliui tik tai persidaryti šoninius, kad būtų oranžiniai posūkiai ir reikės papildomą bumbuliuką pakabinti, kaip aš vadinu, tą priešrūkinį. Įvarau, pasiimu žibintus, išsipjaustau, persilituoju. Aišku, skamba taip labai paprastai, čia išsipjavai, persilitavai ir viskas. Nėra taip paprasta. Nebus vien tik tai, kad neužtenka vien tik tai perlituoti. Reikia ir perprogramuoti, ir laidai tam tikrose vietose pakeisti, ir tam pačiam žibinte reikia pasikeisti. Nėra taip paprasta, kaip atrodo viskas. Visą laiką lengviausia yra, kai sėdi, žiūri, ai, kas čia va, apipjovė, ai, kas čia va, perlituoja. Ne, suprantu, už ką žmonės ir pinigus ima už tuos žibintų perdarimus, nes tai reikalauja ir kruopštumo, ir supratimo, ir panašiai. Tai gerai, apsivalom dulkes, murzini labai ir kimbom į darbus. Gražus. Ok, dabar pasižymim, ties kuria vieta mums reikia išsipjaustyti. Dabar klausysiu tokį. Išsisukam plokštelę, kad nepamiršti, iš kurios pusės turi būti. Tai kaip aš taip atsukau? Ne tuos, už tuos atsukau. Atgal. Gerai. Pasižymim. Mes čia turim tą pusę, gerai. Tai šitą perdarinėjom. Viskas, okei. Čia LH. Man tai paprasčiau, nežinau kaip kitiem, man tai paprasčiau. Ja. Koktas mums šitas nereikalingas. Gerai, persidarinėję šitą pusę. Įsidedam. Šilta. Tuojam. Hop. Aukštą. Mes apsikeisim.
Trečią keičiam leduką. Ledukus perlitavom, pasitikrinam, ar šviečia visi, ar viskas ok. Jeigu šviečia visi, tada pačiam žibinte dar porą pakeitimų, prie BCM truputys pakeitimų ir žiūrėsim. Op, gerai, mirksi. Ledas. Ne, šitą ledą mes pasibaigsim, šitas perdarytas ir pasitikrinam ir su juo viskas ok. Pasibandom kitą pusę. Pasirinksim. Žiūrim. Šviečia čia. Mirksi. Pasidarėm, persilitavom. Aš dabar, ar galiu? Ne, aš dabar tuoj dar eisiu prie BCM, dabar persijungiu visus laidus, taip kaip turi būti. Keletą mygtukų pamaigau, čik susiprogramuoja ir pasižiūrėsim, viskas veikia, neveikia, bet veiks. Bet reikia padaryti tą dalyką, kad veiktų. Žinot, ko man reikia? Man reikia mano prožektoriaus. Labai nesimato čia. Gerai, žiūrim. Tvarkoju čia gerai. Gerai, šitą perskaičiam laidus. Mintinai neprisimenu užrašus, reikia pasižiūrėti. Aha. Man tik tai vienas dalykas čia nepatiko, kad biški laidai tokie apsioksidavę. Čia gerai, bet kodėl laidas apsioksidavę. Reikia sutvarkyti laidai. Čia dar tas alkotesteris buvo pajungtas. Reikia ir čia sutvarkyti tie atviri laidai. Visi. Prisiminiau tokį gerą įvykį. Na, įdomu. Taip, lygiai taip pat, vat, europinų, lituoju čia laidus, viską ir taip lituokai, hop, čia padėjau. Ir sėdžiu toks kažkoks gumos kvapas. Nu, galvoju, čia gal kvapas, žinai, eina nuo šito, nuo litavimų visų, nuo visko čia eina. Ir tik tai, nežinau, kiek čia po akimirką po pagalvojimo, pauks karštis toks į batą, pakeliu, skylė čia tokia bate pradegė, atsistojo ant lituoklio. Nuo to karto tai visą laiką arba po mašiną dedu, kad jeigu benzas laša, kad susidegtų, arba išnešu, kad saugiau būtų lituoklį. Tai visko būna su, kai arba skubinėsi, arba dar kažkas, tai va toks įdomesnis įvykis. Apturėjęs esu. Batus nuvežiau, kur padangas remontuoja, sakė, nesutvarkė. Juokauju. Gerai, mes einam į pabaigą pradžios. Čia dar biškį man yra įdomių dalykų. Viskas. Čia sutvarkyta. Iškart jungiu. Pajungsim žibintą, pasižiūrėsim. Šviečia. Taip kaip reikia šviečia. Ne taip kaip reikia šviečia. Viskas gerai. Ne. Ok.
Jums per kameras turbūt atrodo, kad čia viskas oranžiniai šviečia. Bet iš tikrųjų atskeltai yra per pusę, čia posūkis, čia stopas. Kartu mirksi todėl, kad reikia suprogramuoti, kad būtų atskirai. Tai einu suprogramuosiu, pasileisiu, kaip kas atrodo. Kurgi čia tas? Aišku, turi būti kompas įsikrovęs. Kaip visą laiką. Ne, dar šviečia. Čia jungiamės. Jungiamės, connecting people. Ok. Žiūrim. Avarinį jungiam. Ir ar kartu mirks, ar ne? Ne. Viskas. Dabar yra tik posūkis. Dabar einu paspausiu stabdį ir turėtų užsidegti stabdis. Hop. Stabdis dega. Dabar tik posūkis. Ledas. Dan. Ok, varau benzo, užsipilsim benzino, užsikursim dar, pasižiūrėsim ir dar važiuoju paimti ratų. Norėjau papasakoti tokį dalyką iš savo praktikos. Žodžiu, pamenat tą Subaru mūsų, kur mes pirkom jį vien tik tai grybavimui su BR team. Tai va, atvažiuoju vieną dieną, žiūriu, stovi prie garažo Subaru, klausiu Ginto, sakau, kas čia, ką tu čia sugalvoji. Sako, žiūrėk, dedam į auta.lt ir žiūrim, kas gaunasi mums jo. Nu, okei, gerai, įdėjom į auta. Padarėm didelį rezervą, labai didelį rezervą padarėm. Ir kaip jūs galvojate? Pam, porą dienų, viskas, rezervas viršytas, aukcionas baigėsi, mašina atidė. Nei kart gyvenime nesu taip lengvai pardavęs mašinos, kad tiesiog baigėsi aukcionas, atvažiavo traliukas, hop, pasikrovė už poros dienų. Viskas, išvažiavo, mašina parduota. Nei jokių klausimų, nei nieko. Viskas, ne tai, kai įdedi į skelbimus ir ten skambina, o tai gal tas, o tai gal anas, o tai gal nuleisti, ten kažką nuleidi, ten vėl. Ne, čia nėra taip. Čia įdėjai nemokamą skelbimą, aukcioną tiksliau pasakius, lauki pasiūlytos didžiausios kainos, gavai, tenkina, atidavėjai, atvažiavo, pasiėmė, išvažiavo. Taigi, jeigu ir jūs turit kažką tai parduoti, motociklą, mašiną, padangas, ratlankius, dar kažką, tai jūs galite visą tai padaryti auta.lt, tiesiog sukuriat nemokamą aukcioną, uždedat kažkokį tai savo jums reikalingą gauti rezervą ir jeigu pasiekia rezervą, jūs atiduodat, jeigu nepasiekė, dedat antrą kartą. Viskas, daugiau nieko nereikia daryti. Tai eikite į auta.lt ir parduokit, ko jums jau dabar šiai dienai nebereikia. Buvau padaręs balsavimą kažkada, tai nepamenu, gal porą savaičių atgal, kuriuos ratukus dedam. Buvo 3 komplektai, šitas ir jau trečio jau nėra komplekto. Tai vienbalsiai praktiškai buvo nubalsuota, kad dėti šituos ratukus. Tai atvažiavau pasiemu, atvažiavo padangos, važiuojam susimontuoti. Man šiti, bet čia ratukai, ką noriu parodyti, kad čia yra originalai, va, Mopar. Dėsim originalius ratukus. Kraunam, važiuojam padangyčių pasiimti, montuojam, maunam. O, jėgikė. Susidėsiu. O tai čia jie važinės, apsibraižys, man da bus čia reikalų po tosai. Gerai, kai talpi mašina. 4 ratukai. O čia įdėsim padangas. Važiuodamas prisiminiau, kad vakar buvau įkėlęs storį dėl apklijavimo Challenger'e.
buvo duota keli variantai. Viena juosta, 2 juostos, nieko nelipdom ar katiniuką klijuojam. Na, tai buvo nubalsuota, daugiausiai balsų surinko katiniukas. Tai reikia užsisakyti katiniuką ir klijuosim ant Challengerio katiną su raudona akim. Netoli man liko iki padangų, padangas pasiimu ir nekantrauju pažiūrėti, koks vaizdas pasikeis Challengerio, kaip uždėsim ratukus naujus. Padangėlės. Tik čipunk susimetėm ir važiuojam. Singai. O. Ačiū. Ačiū. Važiuojam, montuojam. O, kokie lengvučiai. Subalansuosim ratukus, gražius, išrinktus, kad nereikėtų, kad nemuštų paskiau. Važiuojant, vibracijų jokių nebūtų, nieko. Ledas. Gerai. Gražu? Ratai? Gražu. Dangteliai. Jo, dangteliai tai užsidės ir juodi varstai reikia uždėti, bet man tai gerai atrodo. Gerai. Gerai, tinka. Reikia uždėti ir nuleisti mašiną. Visas grožis pasimatys, kai nusileis mašiną. Bus klausimų, ką čia po 2 varžtus tik tai suki ir panašiai, neprisuksim visus po 5. Čia tik tai primatavimas. Žinau, kitų. Biški vietos. Nežinau ką. Nu, kažkaip aukštai stovi jisai. Nu, tai vis tiek reikia pravažiuoti, susės. Bet šiaip gerai atrodo, ne? Dar kai išsineš, užsidės vaidbodis, bus tikrai liuksas. Gražu. Kaip jum? Gerai. Sėdžiu žaliam Durangė, žiūriu į pilką Challengerį ir užsimaniau nusipirkti, pasižiūrėti, paieškoti tokios pačios spalvos kaip Challengeris Durango. Ir čia vieną tokį variantą radau Koparte,
Aišku, jisai ten skrydo ir turbūt iškrito iš lėktuvo, bet 21 metai, RT57, tik tai nematau ridos. Bet laimiai mes turime CarBuild helperį, kur galime pasitikrinti visą automobilio istoriją. Tai pardavimų nerasta, pardavėjas draudimo kompanija, ką aš čia dar matau, rida nematom dar, gerai, pasiemam pasitikrinti ridą. Taip, žiūrim, Carfaxą įsitraukiam, žiūrim, taip, paskutinis registruota rida 68 000 mylių. 21 metai. 24 metais 8 mėnesio 16 dieną buvo registruota 68 000 mylių. Tai čia yra virš 100 000 kilometrų. Tai, labai pasvarstysiu, aišku, apie šitą variantą. Bet lygiai taip pat ir jūs galit visą informaciją apie perkamą automobilį, sakykime, jeigu sugalvojate iš Amerikos pirkti automobilį, tai labai gerai yra pasitikrinti per carbuildhelper.com svetainėje, įvedat loto numerį arba VIN numerį, gaunat visą informaciją apie automobilį, galit istoriją, mušimus, ridą pasitikrinti, paskutinę registruotą, tam, kad nebūtų jokių kažkokių tai po to surprizų, kai atplaukia arba nusiperkat ir paskui, ten, kaip šis atvejis buvo 0 rida, aš tikėjausi, kad jisai bus apie 30 000 mylių kažkur tai važiavęs, bet pasirodo 68 000 mylių važiavęs. Mano atžvilgiu šiek tiek yra ant ribos rida, tai aš dar pasvarstysiu, ar už jį darysiu statymą ar ne. O jūs nepamirškite visą laiką tikrinti per carbuildhelper.com. Pasinaudoję nuolaidos kodu U11 gausite 10% nuolaidą. Nepatikėsit, kas pas mane atvažiavo tvarkytis. Įžymi mašinėlė, tokia, kai Amerikoje mes buvom. Kolegos UBR-ai nupirko Pacifiką. Viskas, Pacifika mūsų. Pakrauta. Gyvemsi? Aš jūs palieku. Aš tikrai ten nesiu. Ten tokia buvo smarvė kažkokia. Nereali, žinokit. Ta prasme, negalėčiau perduoti visą tai per... Tiksliau pasakysiu taip, jeigu tik tai galėčiau, tai perduočiau, bet geriau jums to neužuosti, kas buvo. Tai jie, kai man atvežė pasižiūrėti dėl elektronikos problemų, kas ten su jie negerai ir panašiai, tai aš labai žiauriai bijojau įsivarinėti ją į garažą, nes galvojau, ten buvo... Einam, bandysim žiūrėti, nusikroviau, kaip čia pas mūsų jie kvapukai. Tikrai nėra to kvapo, jau tokio, bet yra kažkoksai tai... Pelėsio kvapas. Bet tada buvo tai, ką aš žinau. Gerai. Mano užduotis šitą mašiną pasižiūrėti, nes čia absoliučiai praktiškai niekas neveikė, magas neveikė, šitas neveikė. Skydelis vos ten įsižiebė, aišku, dabar visai čia viskas mirė. Žodžiu, bagažinė neatsidarinėja. Kimbam į darbus, pasijungiam maitinimą ir žiūrim, ką galima surasti jame, dėl ko čia kas nėra. Aišku, labai sudėtinga kažką ieškoti, nes dažniausiai su skenduliais tai būna belenkas gali būti. Kažkur tai kontaktai, kažkur tai kažkas tai apsioksidavę, neveikė ir panašiai. Tiesą pasakius, pas mane tai pirmą kartą istorijoje, kad turiu skenduolį, kurį reikia iš elektronikos pusės prikelti, nes įtariu varikliui tai tikrai bus jam, bet, o gal ir pasiseks, nežinau, reikia pabandyti pasižiūrėti, tai pasijungia maitinimą. Ir pasižiūrėsiu, nes iš tikrųjų tai
pirmą kartą gyvenime pas mane toksai, kad reikia prikelt skenduolį, bet esu turėjęs skenduolių, bet ten tiesiog atsivariau. Tiesą pasakęs, aš dabar galvoju, aš turėjau skenduolį, buvo ne mano, žmogus pats keitėsi variklį, bet ten nebuvo kažkokių tai, viskas veikia, kiek aš atsimenu, visa elektronika veikia, tik sėdynės neveikia. Nu tai okei, bet su šituo, kada čia ir magas neveikia, ir ta centrinė konsolė neveikia, tai įtariu, kad gali būti daugiau visokiausių čia problemų, bet o gal ir ne, būna taip ir viskas veikia. Okei, einam pasijungsim maitinimą, žiūrėsim, ką turim. Ką pasijungiau akumą, maitinimo šaltinį, pasižiūrėti, kadangi kolegos sakė, kad variklyje jau yra vandens, tai ir priimtas sprendimas motorą keisti, aš tiesiog paimsiu, pabandysiu prasukti. O gal netyčia prasisuks. Naivu tikėt, bet gal. Ne. Ne, miręs reikalas. Magas negyvas. Magas negyvas, čia. O, avarinis veikia. Gerai. Okay. Taip, čia yra 17 metų ir jame jau stovi tas security gateway'us. Tai reiškia, per ABD aš nieko vertinga nepamatysiu, o kur jisai stovim pas mus security šitas gateway'us, to mes pasižiūrėsim. Čia. Gerai. Okay. Po šito stovi. Einu, pasimsiu įrankį, išsilupsim. O jūs visuose šituose man kas patinka, nėra nei varžtelių, nei nieko. Pasižiūrėjau. Oho, dar čia tvirtai pakankamai stovi. Jep. Turim. Oi, tu koksai priėjimas. Nėra patogus. O, vienas liko nepamesti. Aukštai. Viskas kaip buvo. Nėra. Šiaip gal patogiai, ne? Tokia mašina. Žiūrim, sėdynė veikia. O. Veikia. Jau geras ženklas. Žiūrim, ką turim. Ką pas mus čia parodys. Gal kažkam kils klausimų, kodėl per čia ABD, todėl kad kažkada tai savo serijose pasakau, kad man nepatogu sėdėti. Savo serijose pasakau, kad nuo tam tikrų metų eina apsauga šitose mašinose, tai Challengeriuose vadinama security gateway'us. Tai realiai mes, jeigu tiesiai per ABD jungtumėmės, tai nei klaidų galim trinti, peržiūrėti, nuskaityti galim, bet nieko daugiau daryti negalim. Tai yra toks dalykas, apėjimas, randi, kur yra tas stovi security gateway'us ir pasijungi su perėjimu ir tada leidžia jau viską toliau tvarkyti. Klausimas, kam jis reikalingas? Čia tam, kad realiai prie visų mašinų ir tvarkyti galima būtų, jeigu tu jungiasi su dilerinė originalia programa ir viską darai online, taip sakant, tai tada viskas ok, veikia. Ten atkoduoja tą security gateway ir tau leidžia viską konfigūruoti. Čia daugiau apsauga padaryta, kad negalėtų belenkai daryti, bet aišku, yra žmonės, kurie sugalvoja, kaip tą apeiti, padaro tokius perėjimus ir panašiai, tai iš principo viską galima daryti ir be to, bet aišku, dilerinė programa ir tvarkymas su dilerinė įranga, tai yra daug paprasčiau, daug daugiau funkcijų galima atlikti ir taip toliau nei su šitom programom. Gerai, žiūrim, ką turim. Magas tai išsijungia, išsijungia. Ir ką mes turim? Mes daug neturim blokų. Nematom labai daug blokų. Gerai. Taip.
Pirmas dalykas darbegas. Reikia pasižiūrėti, ar ten body kompiuteris stovi čia. Reikės pasižiūrėti, ar jisai sausas. Bet šiaip jeigu prie jo prisijungė, tai viskas ok su juo, nes... Gerai, neturim komunikacijos, grubiai tariant. Radija nėra, durys, memory liftas, blind spotas. Žodžiu, su visais blokais nėra komunikacijos. Yra keli variantai, arba kažkas trumpina, arba kažkuris blokas užpiltas pilnai. Supratau. Gerai, pabandom ištrinti klaidas, kas čia pas mus dings, kas nedings, bet pusė blokų nėra. Tai nemato, tai vadinasi kažkas kažkur tai blokuoja. Ne, vis tiek ten tos klaidos yra. Gerai, ką mes galim padaryti dabar? Va čia va tas ir yra dalykas man su tom visom skenduoliais ir panašiai. Gerai, koks pas mus dabar planas. Pas mane planas dabar taip, pirmoje vietoje pasižiūriu BCM, ar sausa gražu ten. Ir faktas, kad kažkas tai trumpina, kažkuris tai blokas trumpina. Gerai, kaip mes galim tai sužinoti, yra keli būdai, ne keli, realiai aš vieną žinau. Tai yra visi blokai ryšasi per kaną. Ir reikia šitą mašiną susirasti, kur yra kanų jungtis, nes jos turi tokias vietas, kur susijungia visi blokai. Ir pasižiūrėti, tai iš pradžių atjungsim, pasižiūrėsim, ar kas nors įsižiebė ir tada bandysiu ieškoti po vieną atjunginėdamas laidelį, kas ir kaip. Ok, žiūrėsiu dabar body kompiuterį, ar jisai sausas. Ką, šiai serijai tiek? Kai visą laiką nepamirškit paspausti patinka, užsiprenumeruoti mano kanalą, pasidalinkit su draugais ir svarbiausia, šis challengeris atitiks kažkuriam tai iš jūsų. Kvapukai jau prekyboje, paskubėkit nusipirkti. Iki greito.